Tai ką, važiuojam? Kur dedi šitos 1000? Jo, tai reikia įrašinėti vakare. Išgėrus kokį šitą. Kaip nors barežnį. Aktoriai. Aktoriai. Kaip tu galvoji? Aktoriai pas aktoriai. Viskas reikia keisti konceptą. O kas čia šitas yra? Čia yra likeris. Nu gerai. Na? Sveiki, mėly klausytojai. Tikiuosi nesušalot ir neužrudijot taip kaip aš. Net kelis mėnesius negalėjau nieko pakalbinti ir suteikti jums progos paklausyti naujų epizodų. Nu, taip jau susiklostė, bet gal ir gerai. Nuo manęs pasimta atostogas irgi yra į naudą. Šiandien dėl jūsų aš labai pasistengiau ir į svečius pasikviečiau ne tai, kad vieną žinomiausių, vieną matomiausių, bet ir vieną geriausių. Visada aš maikštu žodžio kišenėje ar kepurėje neieškanti, visada atsakingai savo darbą žiūrinti ir be galo kolegišką aktorių Džiugą Siaurusaitį. Labas, Džiugai. Labas, Rokai. Tu toks sulysęs, kas čia per dietą pas tave? Kada jau dabar kaip lyg ir pastorėjęs, buvau kudesnis. Dar buvai labiau sulysęs? Ne, tiesiog kaip gyvenimas banguoja, taip ir svoris. Nes žinai, žmonės, kai kurie susiduria su problemom, gal atskleisi paslaptis. Kaip numesti? Kaip numest? Nu. Labai paprasta. Valgyt mažiau reikia. Bet rimtai apribojai kažką, ar... Jo, šiek tiek. Ką teko paaukoti? Saldumynų nevalgau. Nors aš nelabai vis laik ir mėgėjęs buvau saldumynų, bet gal sportuoju gal daugiau. Na šiaip. Vaikštai į salę? Jo. Laužai metalą? Jo, vaikštau į sporto klubą. Stengiuosi kokius 3 kartus per savaitę nueiti. Tai vat. O kaip suderini su savo darbais? Nes tu filmuoji dažniausiai nuo ryto iki vakaro. Bet ne kasdieną būna filmavimai. Būna savaitgalis, jeigu nefilmuojam, ten kažkokį pusdienis būna laisvas, tai tada nueinu, tai, žodžiu, kažkaip išsidėlioju. Žinai, gyvas, kai yra noro, tai laiko surandi visą laiką, žinai. Kai nelabai nori, tai tada ir neturi laiko. Yra kažkokia motyvacija, reiškia, ne? Jo, gal geriau jautiesi kažkaip. Ar galima sakyti, kad dabar gyveni geriausius savo gyvenimo metus? Stabilus darbas, geros pajamos, pagarba. Nežinau. Ar vis norisi grįžti į jaunystę? Jaunystė tai visą laiką turbūt norisi grįžti. Norėtųsi, aišku, tai... Bet kadangi neįmanoma, tai ir ne, žinai. O... Ne, šiaip, nežinau. Visą laiką mano gyvenime taip etapais būna kažkas pirmo vietoj, kažkas antro, kažkas trečioje, paskui vėl susikeičia vietom ir, negaliu pasakyti, kad toks režimas, kuriuo aš dabar gyvenu, kad man jisai patiks po metų ar po 2 ir aš taip pat gyvensiu. Tai padarysiu, ar sportuosiu, ar dar kažką, bet šiuo metu matyt yra toks, kuris man taip tinka, taip ir gyvenu. Ar tai geriausias dalykas, ką aš darau gyvenime, ar dariau, ar darysiu, tai tikrai nežinau. Bet man galvoju, kad kiekvienas kažkoks gyvenimo etapas savotiškai turi savo žavesio, žinai, ir jeigu dabar toks yra, tai tegul ir būna. O turi kokį nors tokį etapą, kur išskirtum labiausiai? Kur sakytum, va ten buvo jėga. Kaip ir minėjau, kad kiekvienas turi žavesio, tai sunku išskirti. Pavyzdžiui, įvardinti nebent galima jos. Sakykime, vienas etapas buvo, geras etapas buvo, kai aš baigiau akademiją ir kai atrinko kai atrinkinėjo garsint Santa Barbara, reiškia. Tai aš patekau į vienas tarp jų ir ten Krūza Kastilijo, ten TJ ir ten Teda Kepfelą garsinau. Tu dar jaunas, nežinau, ar atsiminti tos personažus, bet iš vyresnės kartos žmonės turbūt atsimena. Tai ten irgi
mes 3 vyriški balsai, buvo 3 moteriški ir rinkdavomės savaitgalis, berods šeštadieniais ir visai kitai savaitėjai įgarsindavom tas 5 serijas. Tai būdavo toks susidaręs kaip Santa Barbaros klubas. Ten, visi kolegos, draugai, susirenkam, kavos verdam, gimtadienių švęsdavom, ten savaitgalis ten pagarsinam, einam parūkyt, vėl tenais kavos pageriam, tai toks klubas, Santa Barbaros klubas buvo. Vat toks buvo fainas. Paskui buvo kitas etapas, Šėpos teatras su Gintaro Varno. Bet Šėpos čia dar anksčiau buvo, ar ne? Šėpos čia studijų laikais buvo. Tai irgi gastrolės visos ir po užsienius, ir po Lietuvą, ir šiaip, smagi kompanija. Visi ten laiką leisdavom kartu, ne tik kaip kolegos, bet kaip ir draugai. Tai paskui buvo ilgas be tabų etapas, kur pas Saulių Bartkų dirbau. Visokias nesąmonės filmuodavom ten. Moteris meluoja geriau, buvo etapas. Įvairiai, paskui teatro etapas tas, kai aš atėjau į teatrą, buvo labai irgi tokia atmosfera visai. Nesakau, kad dabar teatre yra, negaliu vardinti, ar čia gerai ar blogai yra, kas dabar vyksta, bet kitaip dabar yra, negu buvo anksčiau. Tai ten tas turėjo žavesio toksai jaunatviškas, tai kad maksimalizmas, šiaip toksai gyvenimas teatre. Bet va tu sakai jaunatviškas, gal iš tikrųjų jaunas žmogus labiau ir tiki teatru, nes tu po to susiduri, pamatai, kad tai vis tiek yra darbas, kad kasdienybė. Padirbi su daugiau žmonių. Negaliu sakyti, kad aš ir dabar netikiu teatru. Tai tas tikėjimas gal šiek tiek kitoks yra, bet teatras, tada viskas matyt kažkaip tokiam atvirom akim buvo. Tai dar kol žmogus yra toksai neužknistas tos rutinos, tokios gyvenimiškos, tai viskas gal kitaip. Taip. Kol neatsiranda žmonų, vaikų, tol galima teatrui visą dėmesį. Ir tas irgi, kol paskolos nepasiėmė. Tavo tėtis mokslininkas medikas, mama architektė dailininkė. Kaip jam pavykdavo sutarti, nes tokios visiškai atrodo skirtingos profesijos. Kaip tu atsimeni iš vaikystės? Aš iš vaikystės atsimenu labai gerai. Buvo labai tokia spalvinga kompanija per gimtadienius ar per šventes pas mus. Tai būdavo pusė medikų, pusė menininkų. Pusė iš Dailės akademijos, pusė iš Santariškių. Bohema maišydavo su gydytojais. Tai visi būdavo, vienas kitą papildydavo labai, būdavo linksmi baliai. Atsimenu, ten gimtadienis mamos ir tėčio. Tai mes tokiam dideliam bute gyvenom, tai ten būdavo 40-50 žmonių susirinkdavo. Tai ten vykdavo tokie festivaliai linksmi. O jie kaip susidėjo, tai, manau, gerai sutardavo. O jums dėmesio skirdavo normaliai, nes kiek žinau, jūs prižiūrėdavo tetulę. Jo. Ir krėsdavote iš posus visokius. Taip. Jau ne vienoje laidoje esi pasakojęs. Aš, neatsimenu, kažkaip skirdavo to laiko. O kai dabar apie tetulę pagalvoji, nepražilo jinai? Negaila? Tai aš kiek jie atsimenu, Anžela buvo visada. Nebebuvo kur tobulėti. Toliau jau nebebuvo. Tetulė faina buvo, jin tokia. O kaip tėvai reaguodavo į visus šitus vaidinimus? Nieko kažkaip liktai. Gal ir sakydavo, negazdinkite tetulės daugiau, bet šitą kažkaip, nežinau, o gal tetulė nesakydavo? Šiaip tetulės nuslėpdavo, manau. Eina savo. Ir pinigų skolindavomės iš tetulės, iš jos pensijos. Tai kai neturi iš kur gauti, kai jis ten buvo mokinys, tai sakydavo, aš atsimenu, skolindavausi iš tetulės, ten rubliai dar buvo. Sakau, tetulė paskolink ten
5 rublius ar ten 10 rublių skolindavo. Paskui ten, prašydavau iš pradžių mažiau, paskui ten poreikiai augo, ten daugiau prašydavau, ten 10 rublių paskolint. Sako, tai džiugiu, kad taip man reikia laidotuvėm atsidėti. Sako, palaidosi, nepergyvenk. Svarbiausia, paskolink, tipo, ale grąžinsi. Taip, bet aš sąžiningai rašydavausi į užrašų knygutę, kiek pasiskolinau ten, ten tokią dieną, ten 5, ten kažkiek, kada tenais ten 10. Ir paskui, kaip man jau susidarė, susimavo, kad kokie 300 rublių, kas buvo dideli pinigai. Tai ir aš galvoju, iš kur gražinti. Aišku, tai aš nedirbu, tai aš negražinsiu tų pinigų. Tai sakau, Tetulė, žinai ką, anuliuojam gal. Visi vaikai taip daro. Kuo skiriasi tavo vaikystė nuo dabartinių vaikų, kaip galvoji? Ypač Vilniečių. Nes tu Vilnietis. Taip. Jo, Vilnietis, bet kuo skiriasi? Tai aš manau, kad tuo, kad dabar vaikai turi žymiai daugiau galimybių, žymiai daugiau visko šiaip. Bet žymiai daugiau galimybių, tai kuria prasme? Pavyzdžiui, mano Herkui, jauniausiam sūnui, yra dabar 6 metai. Tai jisai jau turbūt aplankęs kokias 8 pasaulio šalis, jis 3 kartus pakeitęs pasą, 6 metų būdamas, nes vaikam dažniau keisti reikia. Aš tokį metu net nei paso turėjau nieko, šis gimimo liudijimą, kurio aš matęs net nebuvau, turbūt tokiu metu aš turėjau. Tai tuo ir skiriasi, tai apie tas galimybės, kad gali dabar, yra galimybės keliauti, yra galimybės mokytis, kur nori, darželį lankyti, kur nori, mokyklą lankyti, kur nori, skaitant kai ir užsienį, sakykime. Tada tai buvo viskas žymiai siauriau ir paprasčiau. Dėl to ir buityje kurdavot visokias situacijas. Jo. Aš tai, kiek atostogaudavau, tai Tytuvėnuose, kaime, pas močiutę ir senelį vasarom, ir gal aš tų 3 mėnesių vasaros, gal kokias porą savaičių kokioj Šventojoj su tėvais. Tai tokia ir vaikystė, ir jaunystė, ir paauglystė. O dabar sakau, dabar tai visai kiti laikai. Galima sakyti, labai užlepę. Aš manau, kad dabar ir aš nelabai sunku net man dabar suvokti, kaip sutvarkytis. Nes kaip, pavyzdžiui, dabar įprasta eina vaikai į gimtadienius ir patys švenčia gimtadienius ir dovanoja kažkas. Dovanas dabar jau irgi, žmonės geriau gyvena, tai dovanoja tokias mašinas, tokias didelės ir jeigu neturi laiko ten surasti kažkokių dovanų, tai dovanoja pinigus. Tai Herko irgi, čia buvo dabar 6 metai. Daug žmonių prisikvietė, ten daug draugų iš darželio ir iš visur. Ir visi dovanojo ten pinigus, kad, žodžiu, bendroji sumoji, kad jisai, riedlentį. Jis gavo kokį 160 gal eurų, jeigu nesumeluosiu. 160 eurų. Kas vaikui tokiam jis nelabai suvokia, kiek tai yra pinigų, bet nemažai galiu už juos nusipirkti. Nusipirko riedlentę už kem 5, tai jam linko 115 ar 120 eurų. Ir jisai pats, kadangi nedirba, tai jis nelabai suvokia tų pinigų vertės ir sako, turiu dabar pinigų, einam, nusipirksiu kažkokį ten paukštį skraidantį. Gerai, aš nusivežu į parduotuvę žaislų, jisai pirksiu už savo pinigus tą paukštį. Sako, ir tu turit tą paukštį, kažkokį ten radio bangom valdomą. Sako, turim. Sako, kiek kainuoja? Pardavė, sako, ten 70 gal eurų. Nepigus toksai. Herkus. Be problemų. Turiu 120. Duokit man tą paukštį. Tai ką aš norėjau pasakyti, kad tokių metų, kai aš buvau, man buvo 6 metai. Aš net pagalvoti negalėdavau, kad aš galėčiau gauti tokią dovaną arba nusipirkti. Tai va.
Geriau gyvenam, reiškia. Bet gal ir gerai pinigais, vat vaikai tada pradeda suprasti, kas tas yra. Arba jo. kaip tik ne. O ką davė tau, pavyzdžiui, vat, atostogos Tytuvėnuose, ta kaimo patirtis? Vis tiek turėjai dirbti kažkokius ir ūkio darbus. Jo, dirbdavau. Esi karvė melžęs. Ne, karvės nemeldžiau, nes seneliai neturėjo karvių, neaugino, tik kiaulės. Kiaulės, vištas. Tai kiaulė triušius. melždavo. Ne, šerdavau, eidavau, kai jau buvau didesnis, taip eidavau pašert kiaulių, nes maža tai ten sunku, ten, ta prasme, tas klastį atkeli, tai tos kiaulės, tie bekonai braunasi, ten gali, neuždarysi jų paskui išverst vartus, bet vištų kiaušinių surinkinėdavau, malką štabeliuodavau į rūsį iš lauko. Tai, tokius vaikiškus darbus ten, aišku, ten art lauko nerdavau ten, bet jo, prisiminimai tai smagus iš Tytuvėnų, nes ten buvo irgi, ten, kadangi nuvažiuoju jau ten ilgam laikui, ten, vos net 3 mėnesiam, tai ten jau visus pažįsti, visą hebrą tenais susiformavus savo, tai ten ir maudytis prie ežero kartu eini, ir su dviračiais važiuoji kažkur, ir futbolą žaisti, ir ten šiaip visokius indėnus, piratus, ten smagiai leisdavom vasaras. Bet šiaip sunku net pagalvoti, kad dabar vaikai nežino, iš kur pienas, iš kur kiaušiniai, viskas iš parduotuvės. Ten apie Ameriką kokią, kaip paskaitai, tai iš vis... Jo, ne, kažkaip aš tai žinojau, iš kur pienas ir iš kur mėsa, ir aš manau, kad mano vaikai irgi žinos bent jau. Nes labai, man atrodo, būtina žmogui, mes vis tiek, ta prigimtis mūsų yra tokia nuo žemės. Mano tėtis amžinatelis, jisai buvo toksai labai, galima sakyti, toks žemiškas žmogus. Jisai visą laiką ir mane vesdavosi grybaut, ir vyresnį mano sūnų Roką, irgi veždavosi į sodybą ten įsigrybaut ir ten leisdavo laiką su juo. Ir mes su baidarėm plaukdavom, stovyklaudavom su tėčiu. Tai to tokio gamtos pojūtį, tai aš nepaveldėjau, galim sakyti, įskiepijo, tai tėtis mano, reiškia. Tai aš nežinau, negaliu pasakyti, ar čia gerai ar blogai. Gal asfalto vaikų būti irgi yra, kitas požiūris, kitas kažkoks šitas, gal irgi. Bet man patinka gamta, man patinka būti miške, pavyzdžiui, jeigu mes keliaujam kažkur, su šeima ar su Lina dviese, tai kad, ir po užsienio šalis, tai visada mes vengiam miestų. Ta prasme, keliaujame į Ameriką, tai miestai tik tai yra atskridimo ir išskridimo taškas. Jeigu ten, sakykim, kitur irgi tas pats, kitas šalis. O gal čia mūsų šitos profesijos bendras toks bruožas, kad pavargsti tiesiog nuo žmonių? Gal ir taip, jo. Jeigu aš skrendu ilsėtis, man žmonių nereikia. Tai su kuo skrendi, tai to reikia, o šiaip kažkur ten, su kažkuo pažindintis, kažką tenais, tai ne. Į dramos būrelį patraukiai dėl panų ar tiesiog dėl hebros? Kažką radau, tėvoj. Ne dėl panų. Ne, aš patraukiau gal į kokio 6 klasėje buvo, tai tada dar nelabai rūpėjo tos mergos, 12 metų, ar ten 11. Pats neseniai sužinojau, kaip aš nuėjau į tą dramos būrelį, nes Lina, mano žmona, ėjo pas gerklės daktarę, balso stygų daktarę, tokia žinoma tarp vokalistų Budrienė, kuri buvo mama mano klasiokės Budriūtės Miglės tokios. Tai ta Budrienė, daktarė, Linai papasakojo tą istoriją, kurią jinai man perpasakojo, ir aš taip sužinojau, kaip aš prisiminiau, kaip aš atsiradau tam dramos būrelį. Tai ta Miglė, mano klasiokė, pasirodo, lankė tą būrelį,
kuris buvo buvusiuose profsąjungų rūmuose, kur ant Tauro kalno buvo. O mes ten nuo Tauro kalno ten su tais pašikniukais važinėdavom ir ten dar su rogutėm ten. Ir važinėjom kartą ir eina Miglė, sako, kur eini? Labas, kur eini? Sako, einu į dramos būrelį, gal ir jūs norit? Mes kaip, einam ir nuėjom su tais rogės pasistatė ir taip tiesiog atsitiktinai, bet matyt, ten patiko, aišku, tikrai aš nejau dėl kažkokio aktorinio, kad man ten patiko labai vaidinti ar kažką, tiesiog atėjau, patiko atmosfera, kompanija, fainas, susipažinom ir į dramos būrelį grynai įdom dėl chebros, ta prasme, nes ten smagu būdavo būt. Nu, aišku, kaip šalutinė veikla buvo tas, visokia vaidyba ir pamokas, tai paraleliai kažkaip taip ir išsivystė, kad lankiau tą būrelį iki, kol baigiau mokyklą, paskui jau nebuvo ką daryti. Nieko daugiau nemokėjau. Bet šiaip tau sekės mokslai ir nelabai, nes jeigu neįstojai į bibliotekininkystę, tai gal nelabai. Šiaip tai aš turbūt kaip ir daugelis tingėjau mokytis. Na, tiksliau, ne tai, kad tingėjau, aš turėdavau... Buvo neįdomu. Neįdomu buvo, jo, turėdavau kitų reikalų. Buvo kas labai įdomu, fizinis, tai man buvo laik įdomu, nes buvau gana sportiškas ir man viskas neblogai sekdavosi tenai, tai krepšinį pažais dar kažką, tai visą laiką būdavo smagu. Tai būdavo visai fainai, o tada, kas ten dar iš tokių, kas įdomu būdavo? Ne, daugiau iš pamokų tai nelabai kažkas įdomu būdavo daugiau. Tai tiesiog reikėdavo mokytis, tai mokydavais. Tai ir kai jau prisiversdavai, aš nebuvau kažkoks atsilikęs, ta prasme, jeigu reikėdavo, tai aš išmokdavau ir ketvertų ir penketų, 5 balį sistemai. Tai kai jau prispirdavo reikalas, tai pasimokydavo ir išmokdavo ir ten viską atsiskaitydavo, bet jo tiesiog ar tingėdavo, ar neįdomu būdavo, tai vat... O į tą bibliotekininkystę, tai neįstojau grynai dėl to, kad aš tiesiog ne į temą parašiau rašinį lietuvių. Ten buvo, dar dabar atsimenu, kad buvo tema romantiniai Vinco Krėvės herojai, kažkas tokia tema buvo. Aš tiesiog praskipinau tą žodį romantiniai ir visiškai kažkokį Krėvės apysaką kažkokią, kuri absoliučiai su romantika nieko bendro neturi. Ten tą aprašiau ir buvo tiesiog ne į temą rašinys. Tai reiškia, jeigu vaikas mokykloje daro nesąmonės, išdykauja, neklauso, jeigu jam neįdomu, tai nereiškia, kad jis dar užaugs nusikaltėlis arba blogas žmogus. Aš čia pagal savo dabar sprendžiu. Taip, nereiškia. Ne, tikrai nereiškia, manau. Reiškia, jam reikia surasti veiklą įdomią. Arba sudominti kažkaip. Dabar aš manau, kad dabartiniais laikais, manau, kad yra ir teigiamų dalykų, nes yra ir privačios mokyklos, ir mokytojai galbūt kitaip truputį žiūri į vaikus, kad rastų su jais bendrą kalbą ir sudomintų. Tada tais tarybiniais laikais, taigi nieksam ten nerūpėdavo. Kalbėdavo, kažką pasakodavo ir turėdavai ten įsiminti. Yra ir dabar dar tokių mokytojų. Manau, kad ir dabar yra jo, bet dabar jau turbūt vis tiek manau, kad švietimo požiūris keičiasi į vaikus ir būtent yra visokių ir programų, ir sistemų, ir ten ir Waldorfo, ir kitokių, kurios skirtos, kad vaikus sudominti tuo lygu. Plius, kad ir vaikų dėmesys trumpėja. Ir mūsų netgi trumpėja. Pamokas trumpint gal reikėtų. Mažinti iki trečiadienio iš viso. Ne po 5, o po pusvalandį. Tai kaip ir mokiukam. Tu akademiją baigiai prieš 30 metų. Beveik, 30, 29. Taip, 30, jo. Ar susitinkat su kursiokais? Kokie santykiai yra išlikę? Tai matai, pas jūs iš vis ten labai keistai buvo. Pas mus toks keistas kursas. Pas mus buvo Vaitkaus tas pirmas kursas, ne pirmas, tas, kurį surinko ten, kur Dainavičius, Michalevičiūtė, Mikolionytė, Kaniušonis ir visi šitie Valiukaitė. Tai buvo jisai tas kursas. Ir ten metų buvo skirtumas? Metų, jo, ir buvo metai, ta prasme, ir po pirmo kurso, kai jie baigė pirmą kursą, pas juos atkrito daug
vos net trečdalis išėjo. Išėjo ir Vaitkus išmėtė. Ar išmetė ar išėjo, nežinau, bet tai Vaitkus tiesiog nutarė, kad jam trūksta žmonių, prisirinkti dar 6. Tai va aš ir patekau į tą 6, kuris, tai mes tik tai pirmam kurse tokie buvom pamestinukai. Tai va čia Lina Budzeikaitė, Rapalytė, Rasa Misevičiūtė, Rokas Steponavičius ir... Martinaitis irgi buvo dar? Martinaitis ir vėliau jis atėjo, jo, irgi Vaidas. Tai Vozbutas irgi paskui nukrito iš kito kurso. Toksai, mes taip juokavom, kad čia toksai yra buferinis kursas, kad ką dėl kitų dalykų iš to jo pagrindinio kurso jo paliekant 3 metam išmeta, tai jie nukrenta į mūsų kursą. Bet nuo antro kurso jau tai specialybė būdavo kartu su to kursu, tai su vyresniuoju kursu tai kaip ir kartu. Ten ir į Šepos teatrą tada patekau. Ir tu buvai jauniausias, ne? Tau buvo 17 metų. Kaip įstojom, jo. Koks jausmas buvo su tais antramečiais? Ir tarp jų dar buvo vyresnių, šiaip, man atrodo, žmonių. Buvo, jo. Kažkaip nežinau, kaip jauniausias ir buvau kaip jauniausias. Tai tiesiog... 17 tais laikais, tai čia nebuvo kažkoks stebuklas. Čia daug kas būdavo, mokyklą baigdavo 17. Dabar čia jau tik tai baigė ten 18-19, jo. Tai kaip sutarėt su kursiokais? Šiaip būna dar susitikimai? Tai su kursiokais, tai šiaip mes dažnai matomės. Tai, su Rapalytė sustinkamės, teatre vieną vaidinam su Rasa. Ten buvo Darius Morkūnas, mano kursiokas, tai jisai tiesiog po kažkelinto kurso, ar jis baigė ar ne, bet jis tiesiog kitą profesiją pasirinko, patraukė, tai tik tai gal kažkada susiskambinę ten Facebook'e, ten susirašom, Rokas Steponavičius į Ameriką irgi išvažiavo, irgi su aktoriniu neturi nieko bendro dabar jau, tai kai grįžta, užsuka į svečius, pasikalbam, pasėdim, pavakarojam, o su visais kitais kursiokais tai dažniausiai matomės. Matomės teatre, spektakliuose, projektuose, filmavimuose. Tavo kurso vadovas buvo Jonas Vaitkus. Mhm. Koks jis buvo kaip dėstytojas ir režisierius dar tais laikais? Šiaip tai geras. Geras labai psichologas. Jisai sugebėdavo išgauti. Nesvarbu kokiais ten metodais ar ten būdais, bet jis sugebėdavo ištraukti iš tavęs kažkokius tai dalykus, arba ko jam reikdavo, pavyzdžiui, spektakliui. Ne tai, kad netikslų pavyzdį pasakysiu, bet, sakykime, jeigu jam reikia spektaklį, kad koks nors, reiškia, personažas atrodytų kaip nesveikas, reiškia, nepilno proto, ne? Tai jisai nesakys tam personažui, kad tu vaidink nepilna protė. Jisai, žinodamas, reiškia, sakykime, tam tikro, aktoriaus polinkį kažką ten, ar galimybės, ar dar kažką, jis sakys, pagal tą parinks jam kažkokį kitą kodinį pavadinimą, sakys, tu vaidink, kad tu esi Petras I ten karalius. Žinodamas tai, kad jeigu šitas žmogus vaidins, kaip jis įsivaizduoja Petrą I, jis atrodys kaip nepilnaprotis. Žodžiu. Geras. Jis toks buvo geras psichologas labai. Ir yra, aš manau, dar ir dabar. O nelaužė jūsų kaip žmonių? Dabar irgi labai visi jautrus ir buvo čia ne per seniai skandalas akademijai, kaip kokiais būdais dėstytojai auklėja, kaip ten prieina prie studentų. Jūsų laikais taip neatrodė? Galbūt jis taip ir elgėsi, bet tais laikais tikrai taip neatrodė. Ta prasme, dabar gal atrodė kitaip, bet tais laikais tikrai taip neatrodė. Manęs tikrai niekas ten nieko nelaužė. Bent jau man taip neatrodė. Tikrai jis yra tenais ir ne tai, kad grubesnė, bet ten, sakykime, ir kažką įžeidžiančią pasakęs, bet, čia nuo žmogaus priklauso. Vieni gal yra jautresni, kiti mažiau jautrus, tai gal... Bet ar nėra taip, kad teatro profesijoje tu turi būti stiprus? Taip, aš ką norėjau pasakyti, tai teisingai, kad tu turi būti kažkoks atsparus būti, nes tu negalėsi dirbti. Čia nėra, kad tave įmeta kaip į kažkokią, nežinau, pukinę kaldarą ir tu ten joje voliojasi tenais ir visi tave saugo nuo visų negandų. Ne,
turi sugebėti pats tvarkytis, nes tu, kai turėsi vaidinti ten televizijoje, kine ar ten teatre, tu turi pats tiek savo tenais dvasinę, tiek moralinę, reiškia, kažkokią stiprybę palaikyti ir laikyti, nes niekas už tave to nepadarys. Emocinė kažkokia, emocinį užsigrūdinimą tu turi turėti kažkokį, nes kitaip nieko nebus. Čia pavargsi po vieno spektaklio ten. Arba išprotėsi. Jo, ir dar kai reikia kartoti. Netgi daug pavyzdžių, pat žinai, ten mūsų kolegos, kurie ir į psichuškę atsigula, reiškia, pailsėt, kai perdega. Tai aš čia nevaidinčiau to kažkokiu terrorizavimu, ar ten čia tiesiog grūdinimas akademijos. Na taip. Gerai, yra keli blitz klausimai, kuriuos turi atsakyti greitai. Pirma mintis, keliais žodžiais. Kas yra geras režisierius? Tu dabar apie Vaitkų kalbėjom, tai... Gerai. Geras Vaitkus, gerai. Kas yra geras scenos partneris? Su kuriuo... Tiesiai šviesiai sakyk. Čia galima keiktis, jeigu nori. Su kuriuo esi daugiausiai išgeręs. Kas yra gera pjesė? Kur mažai judėti reikia. Kas yra geras žiūrovas? Kur juokiasi daug. Ar lengva vaidinti meilės scenas? Labai. Ar lengva vaidinti liūdnas scenas, verkti? Laisvai. Labai gerai, ačiū. Kaip įvyko susipažinimas su Arūnu Sakalausku? Minėjai, kad jis tave priglaudė kaip vyresnis ir jūs esat vienos grimerinės draugai. Vis dar tebesat ar... Dabar remontas vyksta, tai mes tai grimerinės nelabai turim, bet šiaip taip. Jo. Koks vyrė gyvenimas toj grimeriniai? Oi, fainai būdavo ten. Tai jo, kaip minėjau, ten tada statė Vaitkus Felikso Bajoro operą Dievo vinėlis. Mes grįžę buvom kaip tik iš vienų iš pirmųjų gastrolių su Šepos teatru iš Amerikos. 91 metais kažkoks čia buvo. Kaip jūs išleido? Ai, nors tada jau dar tada viskas jau gerai. leido, Jo. Tai šitą ir grįžom ir tada visi jau tenais repetuoja ir tokius tenais, tokius milinės su tokiais pagaliais, tokie kostiumai Arčikausko. Ir davė man tą kostiumą ir aš vaikštau po koridoriu, galvoju, kur čia persirengti, ar čia tualete gal, ar dar kažkur ten, nes nieks nepaskyrė kažkokių griberinių ten. Tai buvo pirmo kurso pabaiga. Maždaug tai pirmo ir antro kurso. Sakalauskas eina į grimerinę savo koridorių, pamatė mane tokį vargšą besiblaškantį, sako, kad neturi kur persirengti. Eik čia, gali rengtis. Ir taip pat jo, taip ir apsigyvenau toj grimeriniai. Tai dar po to, tai mes, linksmai tenais, ten gyvenimas vyrė toj grimeriniai. Net tai ten nebuvo grimerinė, kad tik nusigrimuoti ir persirengti. Ten tiesiog daug reikalų būdavo. Ir po to į tą grimerinę, kai atsikraustė Gradauskas, Algirdas. Jis irgi tada buvo tokioje dilemoje, nes jam siūlė eiti į jaunimo teatrą ar į nacionalinį. Ir jisai tenais su mumis konsultavosi, ką daryti jam, reiškia, nes siūlo ir ten, reiškia, etatą. Tai jau neleis sumeluot Gradauskas, jeigu klausau. Aš sakiau jam, tik čia eik pas mus į grimerinę, nes tu niekur nepraeisi tokios geros didovščinos mokyklos kaip šitoj grimerinėj. Tai va, taip ir liko ir jisai. Buvo smagu. Turėjot normaliai užsipirkę viską, ne? Taip, ten būdavo tokios jau spintelės. Jo, ten tiesiog galėdavai sutikti žmonės toj grimeriniai, net jeigu nėra jokių spektaklių ir repeticijų. Tiesiog būdavo. Čia buvo ta grimerinė, kur, žinai, kai būna važiuoja gastrolį ir visi susirenka vienam kambarį pas kažką. Tai pas jūs visi grimeriniai būdavo. Čia ta grimerinė, jo? Jo, ten ir toj grimerinė ir su Belavževskio ranką laužiam, kur aš jam sulaužiau ranką, lenkiant rankas. Sulaužė jam ranką? Taip. Taip, reiškia, buvom įsitempę, taip norėjom laimėti, kad iki to, kad jam lūžo žastikaulis. Oho. Čia prieš spektaklį ar... Ne, čia po spektaklio.
Gerokai po. Ai, geras. Esi suvaidinęs žiauriai daug spektaklių. Nuo dramos, komedijos, vaikiškų, šokio spektaklių. Jonas Vaitkus, Tuminas, Koršunovas, Padegimas, Jana Ros, Graužinis, galų gale net ir Eimuntas Nekrošius. Su visais garsiausiais režisieriais esi dirbęs. Ar dar galima tokį aktorių kuo nors sudominti? Ar gali, pavyzdžiui, jaunas koks nors režisierius ateiti ir nustebinti, sudominti? Nu, tai be abejo. Tai aišku. Tie režisieriai, tie vardai, tai aišku, ten jie, grandai, reiškia, vienai per kitai, bet tikrai nėra siekiamybė pas tą suvaidinti. Ta prasme, turinti vardą režisierių. Tikrai taip, išpuola, džiaugiesi, bet tikrai ne tai, kad čia gyvenimo tikslas vaidinti pas ten kažkokį tenai, reiškia, žinomą režisierių. Ne, taigi tu turi ir malonumą teikti darbas. Tai nesvarbu, ar jaunas, ar koks. Kas yra tokie pagrindiniai kriterijai, bent jau man, kad renkantis, ar dalyvauti tam projekte, ar ne. Tai yra pagrindinis, tai yra turbūt pats pagrindinis, tai jie yra, kaip čia dabar užpainiojau, nesvarbu, to išaiškinsiu. Jie yra viens su kitu labai susiję. Supranti, tai, bet turbūt pirmoje vietoje tai yra chebra, reiškia, kurie ten dalyvauja. Kolegos, jo, kurie, reiškia, kaip pasiūlo, atskambina, sakykime, koks nors prodiuseris ir sako, kviečiam tai dalyvauti projekte. Iš karto pirmas klausimas, kas ten dar dalyvaus. Tai, sakytų, reiškia, tenais, sakykime, toks nors ten, sakykime, Mockevičiūtė, ten Jaras, ten dar kažkas. Ir tai, gerai, visi tinka, labai faina, gerai. Tada, o ką darysim tada, klausimas. Nes jau jeigu gera chebra, tai jau nesvarbu, ką darysim, jau antroji vietoj. Tai ką darysim, sakys, tokia ir tokia ten pjesė. Paskui tai pjesė irgi patinka. O tai kas čia režisuos ją, tada jau trečias klausimas. Bet, principe, kadangi aš kaip ir minėjau, kad tai labai susiję, tai dėl to, kad jeigu jau sutiko dalyvauti kolegos, su kuriais to smagu dirbti, faini žmonės. Tai reiškia, jie jau, juos jau irgi sudomino kažkokia, ta pjesė, ta prasme, tai, reiškia, sveiko požiūrio. Tai reiškia, o režisierius tai irgi reiškia normalus, jeigu sugebėjo pasirinkti tokią pjesę ir susirinkti tokią, kompaniją. Tai susiję dalykai yra. Tai, bet jo, vienareikšmiškai, jeigu tavo kolegos, kuriuos tu myli, sutiko tam projektui dalyvauti, tai tu gali neklausti net kas režisierius, nei kokia pjesė, nes žinai, kad pasitikė tiesiog. Tai tau visada svarbiausias procesas. Ne, nebūtinai. Ne procesas. Kodėl? Ar esi iš tų žmonių, kuris suintė, kaip pasakyti, kad tikslas tai yra rezultatas? Jo, aš manau, kad rezultatas tai labai svarbu. Aš neišbraučiau to rezultato. Rezultatas turbūt svarbiausia. Bet aišku, bet tai tu rezultato nepasieksi be proceso. Ir gerai būtų, kad tas procesas būtų kuo malonesnis. Tai kuo smagesnis tau. Šiaip dirbti procesas vardan proceso, tai ne. Aš ir be darbo rasiu kaip laiką praleisti linksmai. O nebuvo kokia nors darbo su kokia nors režisierium, kur jautei didelę atsakomybę, per didelę, pavyzdžiui. Kur jautei, kad čia gali būti mano, nežinau, ten tramplinas, arba čia tai galiu pavaryti ir tiesiog perdegiai. Ne, nemanau. Kiekvieną kartą pietuojant jauti kažkokį jaudulį, kažkokią atsakomybę, reiškia, kaip ten gausis, reiškia, tai jauti, bet apie tokius dalykus, kad čia tramplinas, kažkaip ten negalvoji. Negi jaunystė nebūdavo. Ta prasme, kaip? Jaunystėje pradedi dirbti, nežinau, su Koršunovu. Tai kad Koršunovas mano kursiokas buvo, tai čia, nebuvo. Jo, bet važinėdavo tai daug. Kiekvienas spektaklis vis kažkokia nauja galimybė. Kad nebūdavo tų galimybė, jokių nuvažiuoju, suvaidinai grįžti.
Viskas taip paprastai. Kažkaip jo, nu tikrai negalvodavai, kad tave užsienį kažkas pastebės, ta prasme. Nu, gal labiau kaip kastindavais į kokius nors tenais filmus, kur atvažiuodavo ten iš Hollywoodo statyti į Lietuvą. Gal tada kažkokia mintis kirbėjo, kad čia vat pasirodysi į MDB, ten įsirašysi į CV, kad čia Hollywoode filmavaisi, tai gal tada kažkaip kirbėjo, bet supranti, kad ten, vėliau ilgainiui supranti, kad ten nieks tavęs ten nei pastebės, nei ką. O kuo skiriasi filmavimai lietuvių produkcijoje ir užsienio? Tai dabar tai turbūt jau nieko, visiškai. Dabar tai turbūt nieko. Aš nelabai ten turėjau daug galimybės dalyvauti tarybinio laikų filmavimuose, net televizijos vienam filme filmavausi, kai man buvo 14 metų, tam per Mužgalvį pirmin. O tada iš dramos būrelio man tada atsirinko Bronius Bušma. Tai tada nelabai atsimenu iš to laiko, o po to jau tai viskas jau praktiškai dabar tas pats. Nelabai kuo skiriasi. Dabar net ir komandas angliškai sako. Atsimenu tokį filmą Endangered Species apie ateivius. Jo, bet tai ten epizodas. O ne, šitas, kas įjungia mano. Kas čia? Nugi šitas robotas. Endangered Species. Jo, tai ten, kur Siparis vaidino, ten, jo, ir aš taip, bet tai ten toks absoliutus epizodas, nors, jo, galiu sakyti, kad vaidinau su Eriku Robertsu vienoje scenoje. Tokie, kur šalia tokių grandų, kur stovėjau toliau aktorių, tai tikrai buvo nemažai. Ten Arnoldas Voslau, kur Mumija vaidina, ten Rutgeris Haueris, reiškia, ten šitas, čia netaip seniai vaidinam vieną sceną su šituo Martinas, kaip Hobitas, kur. Geras. O palauk, kas čia buvo per... Kažkoks filmas, čia dabar jis neseniai prieš porą metų filmavosi. Bet jau užėjęs? Man atrodo, jo. Į MDB jis neįtrauktas, bent jau pas tave, gal išbraukė tave. Gal neįdėjo scenos. Man yra tai buvę, filmavaus ir po to bandau žiūrėti tą vietą ir, nėra manęs, vėl atsisuku, galvoju, gal kažkur būsiu. Ne, buvau iškirptas iš vokiečio. Reiks pasižiūrėti, jeigu išėjo. Nežinau. Esi vedęs žiauriai daug laidų su daug skirtingų kolegų. Ką davė šita patirtis? Nes jinai visai kitokia nei... Jo. Ir plus, kad ir scenarijus pats rašydavais garantuotai. Jo, dauguma, pavyzdžiui, tai viena iš pirmųjų laidų, kur man teko vesti į Gintarinę ledį, kur tos merginos meduje muždavosi. Kaip gimė šitą idėją? Kaip pat sugalvot, kad šitą idėją bus gera? Žinok, nežinau. Neatsimenu. Bet manau, kad reikėjo ten kažko pavartot. Bet šiais laikais tu net neįsivaizduotum tokios laidos, kad va dabar eitų. Ne. Tikrai nepraleistų. Jo, kažkaip, taip mes su Jurgiu Jefremovu kažkaip, aš šovė tada į galvą, nežinau, po kelinto bokalo, kad būtų smagu, matyti tokį vaizdą, tai ir sukūrėm projektą. Ir jūs patys važiuodavot, rinkdavot. Jo, ir su tais taisyklės kūrėm, ir vis pravardės galvodavom. Jūs sugalvojat, nes buvo pravardė Žana Dark, Kupiškė ekstremalė, Muštukė Bagira. Muštukė Bagira buvo, vienas iš tokių geresnių buvo Saldžioji Bomžė. Vilnijos angelas prieš Saldžiąją Bomžę. O dieve. Bet jinai, ta prasme, mes atsiklausdavom, ar gali, tai jinai kažkaip sutiko, Saldžioji Bomžė buvo visai nieko. Ko nepadarys žmonės dėl šlovės? Jo, ir ten, tas projektas taip labai išsivystė, kad praktiškai finale, tai ten kovėsi, reiškia, kurios išėjo iki finalo. Tai viena mergina buvo 5 kartų Lietuvos dziudo čempionė, kita 6 kartų imtynių čempionė Lietuvos. O, geras. Tai jos ten buvo jau tokia kova, ne šiaip savo. O būdavo kokių nors incidentų? Būdavo, kad tenais ir papas iškrisdavo ar dar kažkas ten, tai
čia negalima sakyti incidentas, čia pikantiška detalė. Palauk, tai kaip būdavo, stabdydavot ar užblūrindavo tiesiog? Man atrodo, kad gal ir blūrindavo kažkiek. Ja. Bet šiaip ten tas medus tai būdavo, kažkas baisaus. Aš nemėgstu šiaip, kaip kažkas limpa. Mes, pavyzdžiui, kažkokį kremų išsitepi ir kol jis man ten riebaluoja tepa, aš negaliu pakęsti, ta prasme, to jausmo. Tai medus yra tai... O ten visur jo. Visur, Jėzau, ten kam reikėdavo valyti, tai aš užjaučiu baisiai. Ten, įsivaizduoju, visi ten... Jos išlipa, taigi iškart nenusiprūsė. Jos ten eina, aišku, būdavo išklota tenais tais celofanais visas tas kelias, bet vis tiek ten, kur prisiliečia rankenas ar kažką ten... Operatoriai, ten kamerų daug, ten 5-6, visi laidai ištampyti tenai, tai visus laidus turėdavo plauti. Medaus. Ir ten mane per finalinę laidą įmetė į tą baseiną su visų ten kostiumu, su fraku. Ir kol aš atsiploviau, aš nežinau kiek, aš valandą turbūt po dušu stovėjau. Ten visur pilna to medaus. Bet gal tokia procedūra, spa. O frakas... Ne, tai iškart išdėžė. Skylė sienoje irgi buvo. Taip. Jeigu kažkas neprisimena, tai galėtų galvoti, kad čia kažkokia metafora. Skylė sienoje. Bet šiaip geras, aš pažiūrėjau. Fainas. Ir atsiminiau, kada žiūrėjau. Jie japoniškos ten ir formatas šitas yra, ten jie tokių beprotybių prisigalvoja daug. Ir jūs kviesdavot žinom žmonės. Taip. Ten tiesiog prigalvota yra, ten neįmanoma pro tą skylę pralyst, vieną kartą vis tiek tave įstumsi tą baseiną. Ten tiesiog šiaip, bet dėl linksmumo viską dalyvauja. Tai tie, kurie supranta tą, tai ir būdavo labai linksma. Šiaip gaila, kad Lietuvoje nedaro wipe out šito. Jo, tas irgi fainas. Man atrodo, atsirastų daug žmonių, kas varytų. Nes ir yra plius, kad tokių vietų, kur galima... Taip, kad visokie, kur veik parkai visokie yra ten. Taip. Jo, tus laidų vedimas, tai ką, klausai tavo klausimus, ką tai davė? Tai turbūt davė tokio, iš šono gali atrodyti, kad čia toks kaip pasilinksminimas yra. Iš tikrųjų, tai yra toks gana juodas darbas, nes tu nefilmuoji vienos laidos, taip kaip, kurie eina vieną kartą per savaitę, filmuoji 3 arba 4 per dieną, ir tai yra žiauriai sunkus ir toks juodas darbas. Ir tu pavargsti, tu nebesupranti kartais nei kuri laida, nei kuri ten scena tos laidos, ten tiesiog žalia akise darosi, tai tas davė tiesiog užgrūdina, sakykime, užgrūdina nebijoti sunkaus darbo, tai tas laidų vedimas, nes tai yra kaip ir daugelis darbų yra tiesiog darbas be jokių tenais ypatingų šitą. Po to, kai jau tenais apsideda, visais kitais dalykais, ten šviesos, muzika ten per televizorių rodo, tai atrodo, kad čia viskas taip faina. Jo. Iš tikrųjų, tai yra žiauriai sunku ir tu labai pavargsti ten. Bet tu ir turi padaryti, kad būtų lengva. Tu turi būti fainas viskas. Taip. Ir tas kainuoja daug pastangų, kaip žinai. Tas kainuoja daug pastangų, jeigu tu ten nenori būti fainas, nenori būti linksmas, tai tu turi vis tiek prisiversti, tai dar daugiau pastangų kainuoja. Tai... Kiek alkoholio tikro buvo filmuojant Moteris meluoja geriau? Čia, tu prasme, kadre? Buvo, tikrai buvo, negaliu sakyti, kad labai daug, tikrai ne kiekvieną kartą, bet tikrai buvo. Ir tikrai ten garaže degtinės esam tikros gėrę. Ir šampanas tikras būdavo. Kartais. Ne, tikrai ne visada, nes Kostė tiek gerdavo, kad aš jau nebūčiau. Aš jau gyvas nebūčiau. Išgyvenęs tiek nebūčiau. Tai tekdavo skėst su vandeniu tą dalyką, bet tikrai yra buvę. Man labai būdavo jokinga, kai mes abu neišmanom apie mašinas ir bandom tvarkyti, kažką pasigauni. Kalbam dar kažką. Tampai ten draskai, arba raktas lepi ir lauži. Taip. Šiaip žiauriai smagu buvo. Kuo durniau, tuo geriau. Labai geras. Yra ką nors tekę mokytis dėl vaidmens? Galvoju dabar. Turbūt, kad ne. Ta prasme, aš daug ką mokėjau. Nes aš labai daug būrelių lankiau mokykloje. Pavyzdžiui, aš lankiau 1,5 metų konkurą, šuolis per kliūtį su arkliais. Tai joti kaip ir moku. Čia kaip dviračių važiuoti. Vieną išmoksti ir jau gali joti.
ir yra tekę tikrai joti vat, Kauno pilies spektakliuose su arkliais. Kažkur filmavime jo irgi yra tekę joti. Tada, ką ten dar, o daugiau niekur nereikėjo. Tiesiog tekstą išmoksti ir varai. Nu, Čia tas, jo. kur ateini, kur aš sėdėsiu, ne? Nu jo, tai prasme, jeigu kažkas su sportu susiję, tai irgi tenais ir ten ir savigyną išlankęs, ir ten ir kažkokia akrobatika, tai irgi, jeigu ten nėra kažkokio ultra sudėtingo kažkokio dalyko, tai nereikia daryti, tai irgi jokių problemų. Bėgt galiu, atsitūpti irgi. O klausyk, tu esi susitrupinęs kažkada kelį, Taip. slidinėdamas. Taip. Ką aktorius veikia pusę metų, nes pusę metų kaip minimum reabilitacija, viskas. Jo, maždaug iki pilno šito, tai apie pusę metų užtruko. Tai ką veikia? Aš dirbau kaip ir dirbęs. Spektakliai. Vaidinau po 2 savaičių jau. Invalido vežimėlį, bet vaidinau. Rimtai? Invalido vežimėlį. Oho. O garsinau kelis kart per savaitę. Tada dar TV3 dirbau, tai ten 3 aukšte, kadangi kabina, tada pradėjau rūkyti elektroninės cigaretės, nes kiekvieną kartą kas valandą leistis iš 3 aukšto žemyn su ramentais ir lipti viršų, tai atsibosdavo. Tai tada pradėjau elektroninės rūkyti, o laidas vesdavau jo, koja po stalu, ant kitos kėdės pakelta. Sėdė ir spektakliuose vaidinau, jo. Ten, kur įmanoma buvo, ta prasme, su ramentais arba su vežimėliu. Nes aš pirmint neleido man daktarai 3 mėnesius jos, nes dėl kremzlės, reiškia, nesusiformavusius. Tai 3 mėnesius negalėjau jos primėt, bet jau vairuot leido jau praktiškai iškart po operacijos. Tai, nes, spaudė. Bet tau greit operaciją iškart padarė, ne? Iškart tą pačią dieną. Tai leido vairuot, tai kadangi tas, spaudžiant pedalą, tai nėra apkrovimo, reiškia, į kremzlę į sąnarį, tai va, varžtais viskas susukta, stabilu. Ne, tai aišku, ten porą savaičių nieko nedariau, nes tiesiog skaudėjo, bet vaidindavau. Aš dabar neatsimenu, kokius spektaklius ir kiek ten jų buvo, bet tikrai buvo. Ir vienas tikrai buvo, tas po 2 savaičių, ar ten 2 ar 2,5. Kokių dar traumų esi turėjęs per spektaklius arba per filmavimus? Tai tokių paprastų, rankų lūžiai, kokių ten pirštų tenai. Paprasti rankų lūžiai. Smegenų sutrenkimas, kas, eiliniai tokie. Čia kam nepasitaiko, ne? Ačiū, ta prasme, nebuvo kažkokių ten stuburo, ten traumų, ar kažkokia nėra buvę. Tai tas turbūt kojos lūžis, kur ilgiausiai užtruko reabilitacija, tai ir buvo turbūt ilgiausias. Kas tave labiausiai verčia keliauti? Šaltas oras, pervargimas nuo darbų ar tiesiog nuotykių ieškojimas? Nežinau, tiesiog gal tiesiog smagu labai, patinka. Ta prasme, kažkaip norisi, praplėst truputį akiratį. Aš pats jaučiu, kai grįžti, kažkaip visai kitaip žiūri į viską. Kažkaip atrodo, kad tos problemos, kurios čia tave prieš tai slėgia, atrodo mažos jau. Iškai, kai tu pakeliauji, pamatai kitas šalis, kitų žmonių požiūrį, kitų žmonių, reiškia, kažkokias rūpešius, tai kažkaip, tas pats, kas į Žemę iš kosmoso pažiūrėti, kažkas tokio, žinai, tai ir važiuoti į Ameriką, važiuoji, tai ten ilsiesi ten mėnesį ir ten daugiau. Ir grįžti čia ir tu nebesinervuoji taip gatvėje. Ta prasme, truputį požiūris kitoks yra. Aišku, po kelių mėnesių tai gražina tave į tą pačią rutiną lietuvišką ten, vairavimo, sakykime, ypatumus, bet kurį laiką tai veikia, kaip reabilitacija tokia. Taip pat ir kitur, kažkaip noris pamatyti. Ne dėl šilumos ir šalčio, ta prasme, mes ir į Aliaską važiavom, tai ten, nors vasara tiesa, tai ten nėra labai šalta. Nežinau, kažkaip atrodo įkvėpia oro kažkokio.
O tau išeina iš karto atpalaiduoti smegenis, ar reikia 2 kokių savaičių, kad nebesisuktų darbas? Ne, iš karto, jeigu ten nuvažiuoji ten, kur nesiekia ryšys, tai ten iš karto atsipalaiduoja. Ir žiūrint dar kuriam laikui ten, kadangi tokias ilgesnės kelionės, tolimesnės važiuoji ilgesniam laikui, pavyzdžiui, ten 4 savaitėm, tai tada atsipalaiduoji iš karto, nes žinai, kad aš tai ilsėtis pradedu iš karto. Iškart praktiškai po paskutinio darbo, tokim, suvaidini spektaklį, žinai, kad, pavyzdžiui, rytoj išskrendi kažkur, o šiandien spektaklis kažkoks, tai suvaidini spektaklį ir jau pradedu aš ilsėtis. Tas, kur... Jo, išsijungia. Aš labiau didesnė problema, kad prieš grįžtant, kad neįsijungtų smegenis per anksti ir ten nepradėtų zyst galvoj, kas laukia tavęs grįžus. Tai va, tas didesnė yra problema. Lieka 3 dienos jau planuoji. Bet jo, to stengiuosi išvengti ir kartais nepavyksta, bet gal tau irgi tas yra jausmas, kai, pavyzdžiui, kažkur skrendi, atostogaut. Tai man yra svarbiausia išskrist. Kaip grįžta jau tada. Yra. Tas jau neapsvarbu. Kaip nors. Ne, pavėluosiu, nu ką, nebuvo lėktuvo. Svarbu į priekį nepavėluoti. Bet man kažkodėl vis laik sutampa taip, jeigu reikia grįžti, tai būtinai tą dieną bus spektaklis arba dar kažkas ir toks jau ant streso galvoju čia, jeigu atidės skrydį ar dar kažkas. Jo, Tai buvo paskutinį kartą gal vienas toks, kur ne tą pačią dieną, kitą. Tai taip ramiai, savo skrendi, negalvoji. Nu žiūrėk, tu esi gurmanas ir pats mėgsti daug gaminti, miksuoti ir daryti. Bet jeigu būtum priverstas va dabar atsisakyti, aplinkybės gyvenimo, daugiau niekad gyvenime, ko būtų lengviau atsisakyti, mėsos ar alkoholio? Vėl nežino. Ne, tai lengviau mėsos, aišku. Būtum vegetaras? Jo, pabūčiau, jeigu žuvį galima. Prasideda. Ne, tai čia, žinai, čia tas pats, kas rinktis, ar nevalgysi duonos ar bulkos, žinai, ta prasme, ar vaisių ar daržovių, žinai, sakyti, čia toks pasirinkimas, nes alkoholis tai skiriasi žmonės dėl ko jį vartoja. Ar dėl poveikio, ar dėl to, kad skanu. Aš tai daugiau vartoju dėl to, kad skanu. Ta prasme, man patinka skonis, pavyzdžiui, romo. Man patinka skonis, ten, kitų ten gėrimų, kažkokių kokteilių ten ar kažko. Tas poveikis tai savaime, bet tai, žinai, svaigintis galima irgi įvairiais būdais. Ne tik alkoholiu, tai ta prasme, be mėsos turbūt išgyvenčiau. Aišku, išgyventų žmogus ir be alkoholio, be visko galima išgyventi. Tai vandeniu ir duona gali būti sotus, bet kol gali dar rinktis, tai... Turi dabar, pavyzdžiui, dabar šiuo metu tavo mėgstamiausias patiekalas ir gėrimas? Tai gėrimas tai romas, o patiekalas... Anksčiau būčiau sakęs steikas, bet ne. Koks man patiekalas skaniausias? Sunku pasakyti apie patiekalą, dėl to, kad, patiekalas patiekalui nelygus. Ta prasme, gali pasakyti kotletai, bet, irgi kotletui gali būti bjaurių. Kas prie romo tiktų? Coca-Cola. Kodėl vaikų savo net kalbinėjai nuo akademijos? Tu ne iš tų žmonių, kad sakai, ne, tik tai ne šiandien. Ne iš tų žmonių tikrai, ta prasme, aš tikrai ne iš tų žmonių, kurie stumia juos į tą, reiškia, bet tikrai ne iš tų, bet dar labiau ne iš tų, kurie atkalbinėtų. Ta prasme, jeigu nori žmogus, tai prašau, ta prasme, aš tikrai tenais nevalysiu jam kelio, sakykime, nenušluosiu, ta prasme, bet jeigu nori, tai kam atkalbinėti? Tai va, ir prašau, ir savo jėgom ir įstoju, ir Kotryna ir baigė, o Rokas dar mokosi, tai tik bravo, galiu paplot. Buvau antro kurso egzaminę, kursinio, mane baisiai nustebino maloniai, ta prasme.
Nu, tiek Rokas, tiek visi kiti, reiškia, kolegos jo. Ir Rokas jau ir filmės spėjęs nusifilmuoti. Taip. Bet tokius, sakau, aš žiūrėjau su tokiu malonumu tą jų pjesę, reiškia, kaip vieną veiksmę pjesę beveik, ten 45 minutės. Galvoju, nu, tik aš būčiau nusipirkęs bilietą atėjęs į spektaklį, man būtų negaila. Tai buvo, nu, tikrai vertas dėmesio, reiškia, parodimas. Tai tas ir džiugina. Tai ir gerai, kad net kalbinėjau. Gerai, kad nestumiu ir kad net kalbinėjau. Fainai, kad yra kuo didžiuotis. Nu. Ir plus turbūt pasišnekat bendrom temam. Pasišnekam, jo, tik kad aš labai užsiėmęs. Jie irgi kaip studentų užsiėmė, tiksliau Rokas dabar kaip studentas, tai ir mokytis daug reikia ir dar daug ką studentiško nuveikti, žinai. Tai kartais retai kada susikirta dabar mūsų keliai, bet atvažiuoja į svečius, pasikalbam, jo. O tu pats buvai išdykęs vaikas, kokie tavo vaikai buvo? Irgi krėsdavo tokių nesąmonių? Gal ramesnė, arba aš nežinau apie tai. Stengiausi nekreipdėmėsio. Gerai, priartėjom prie galo. Gale visą laiką yra toks blitz klausimų turnyras iš laidos Inside the Actor Studio. Ar tu pasiruošęs? Greitai keliais žodžiais. Koks tavo mėgstamiausias žodis? Blet. Koks tavo nemėgstamiausias žodis? Juk. Kas tave užveda kūrybiškai, emociškai, dvasiškai? Niekas. Kas numuša, išjungia visus šitus dalykus? Romas. Kas tavo... mėgstamiausias keiksmažodis? Ne. Jau pasakei? Sakiau. Gerai. Kokį garsą tu labiausiai mėgsti? Tyla. Kokio garso nekenti? Garsaus gal. Garsaus garso. Kokią profesiją be savo norėtum išbandyti? Dabar galvoju ir negaliu sugalvoti, net ilgai galvodamas. Išbandyti. Nu, kad ir vienai dienai, vienai valandai. Nu, principai jau išbandžiau. Pas Čepratską dirbau virtuviai. Dieną visą. Šefas. Taip. Kokios profesijos tikrai nenorėtum išbandyti? Tai dabar jau kaip išbandžiau, tai pas Čepratską tai tada ir nenorėčiau. Paskutinis. Jeigu rojus egzistuoja, ką norėtum, kad Dievas tau pasakytų, kai ateitum prie dangaus vartų? Zaprašami do bufeto. Gerbėmieji, tie, kas klausėt, tie, kas buvot, ačiū jums. Čia buvo Džiugas Siaurusaitis. Klausykit ir toliau, nes įdomu, ką tie aktoriai šneka, ką nusišneka ir koks tas mūsų mažas gyvenimas spalvingas. Džiugai, norėtum ką nors palinkėti šitiem keliem klausytojam, kurie dabar su ausinėm jaukiai sėdi prie savo židinukų. Nežinau, kuriuo metu dabar klausotės mūsų. Ar pas jūs rytas, ar vakaras. Bet paklausykit ir pamirškit viską, ką girdėjot. Ačiū tau, ačiū jum. Kažkaip tik pradžioj kažkaip buvo susikaustyti, bet tai čia tu gyveni, bet faina visai čia.